Susipažinkime, medicinos mokslų daktaras Tomas Poškus. Čia į Baltijos ir Amerikos kliniką Vilniuje jis sugrįžo vos prieš porą savaičių. Beveik metus chirurgas stažavosi Jungtinėse valstijose, prestižinėje Mayo klinikoje. Parvežė ne tik įspūdžių, bet ir netrukus išgirsime puikių naujienų mums, pacientams. Tai yra iš tikrųjų viena iš žinomiausių pasaulyje gydymo įstaigų, jeigu nepasakyčiau, kad pati žinomiausia. Tai lemia keletas dalykų. Viena, tai yra ilgalaikės tradicijos, antra, tai yra naujovės kylančios iš ten, trečia, tai yra vardas Amerikoje. Mayo klinika, man būnant tenai kelintą kartą iš eilės, buvo pripažinta antra geriausia Amerikos ligoninė. Patys Mayo klinikos darbuotojai sako, kad klinika yra daugelio Amerikos žmonių pageidautina gydymosi institucija. Jie pageidautų gydytis, jeigu galėtų. 7 milijardų dolerių apyvarta, 10 000 darbuotojų, moderniausia įranga ir pažangiausi gydymo metodai. Lietuvoje tokie skaičiai stačiai svaigina galvą. Tačiau chirurgas sako, galimybę būti gydomiems patyrusių profesionalų galime didžiuotis nemažiau. Baltijos ir Amerikos klinikoje ypač. Vienas iš Mayo klinikos pagrindinių devizų, kuris nuolat kartojamas tenai, yra tai, kad paciento interesas yra vienintelis interesas, kuris gydytojai turi rūpėti labiausiai. Baltijos Amerikos klinika yra nuostabi tuo, kad čia yra puikus kolektyvas, tai yra vėlgi, sakyčiau, gydytojų įkurta ir valdoma gydymo įstaiga ir jai galioja visą tai, ką aš pasakiau. Be abejonės pacientui čia yra skiriamas didžiulis dėmesys ir mes tiesiog turim puikų pavyzdį, kaip galima, kaip žmonės, kurie dirba tą darbą ir nori dirbti jį gerai, gali susitvarkyti. Ir mes turim tiek laparoskopinę įrangą, kurią galime operuoti, tiek turime visą įrangą reikalingą proktologiniams ligoms gydyti, hemorojams, įplėšoms, fistulėms. Mes iš tiesų turime tiek įrangos, tiek įgūdžių tą dalyką padaryti. Man nuvažiavus aš nepajaučiau tai, kad mes viską darėme blogai ir dabar viską darome gerai. Tačiau tiesiog įgūdžių atsirado daugiau, teko dirbti su labai patyrusiais specialistais šios srities ir sakyčiau, vedančiais pasaulio specialistais šių ligų gydyme ir manau, kad patirties ir supratimo atsirado daugiau ir manau, kad įgūdžių taip pat šiek tiek padaugėjo. Per metus gerokai pakilo ir naujasis Baltijos ir Amerikos klinikos pastatas. Ko gero jau po kelių mėnesių pacientai čia galės gydytis dar patogiau. Tačiau kai kurias naujienas iš stažuotės grįžęs daktaras žada netgi anksčiau, negu baigsis statybos. Vienas iš projektų, kurį galvoju, yra tiesiosios žarnos ligų ar išangės ligų, kur žmonės irgi ilgai vargsta ir ne visuomet gauna adekvačią pagalbą. Manau, kad šioje srityje mes tikrai būtume profesionali įstaiga, kuri galėtume padėti jiems išspręsti savo problemas. Mėnesio laikotarpį manau, kad mes turėsim pilnai veikiančią chirurginę ir koloproktologinę tarnybą. Koloproktologija tai yra storosios ir tiesiosios žarnos ligos. Reiškia, storosios ir tiesiosios žarnos vėžys, polipai, tiesiosios žarnos įvairiausia patologija, įvairūs hemorojus, įplėša, fistulė, parinkti tinkamą gydymą pagal ligą, pagal nustatyti, kokius tyrimus ligoniui reikia daryti arba nedaryti. Čia yra koloproktologinės tarnybos esmė ir nauda pacientui. Tai būtų ir gastroenterologai, su kuriais daug bendradarbiaujame, ir ginekologai, kurie moterų ligų tarpe labai dažnai tenka bendrauti su koloproktologais. Taip kad tikrai yra komandinis darbas visų ir manau, tas yra pacientui labai naudinga. Žarnyno ligos Lietuvoje vienos iš dažniausių. Storosios žarnos vėžys kasmet pasiglemžia mažiausiai 1000 aukų. Daugiau kaip pusiai susirgusių jis nustatomas vėlyvųjų stadijų, dažniausiai deja per vėlai. Daktaro inicijuojama tarnyba Baltijos ir Amerikos klinikoje turėtų būti viena iš tų, kurios šiurpiąją statistiką padės keisti.
Jei ligonių kasos pritars, kai kurios numatomos naujos operacijos ir tyrimai draustiems pacientams kainuotų tik iš dalies. Likusią sumą kompensuotų valstybė, lygiai kaip kompensuoja daugelio kitų čia Baltijos ir Amerikos klinikoje teikiamų paslaugų. Daugiau informacijos apie jas, taip pat apie numatomas naujoves klinikos interneto svetainėje arba telefonu.